Gerai, dar vienas istorinis klausimas. Matau, jūs esat labai pasikaustę istorinėse klausimuose. Kada buvo surinktos pirmos rungtynės Lietuvoje? Kelintais metais? Vėlgi antras bandymas. Ne 37-ais. Žemiau. Taip. Ne ir ne 11-ais, truputėlį aukščiau. Ir ne 20-ais, bet labai šalia 1900. Nerėkit. Taip, o ten vaikinas kėlė ranką? Ne, nekėlė. Ten matau, taip. Taip, 1922 metais kviečiu. Trečiasis finalistas ir paskutinis klausimas jums tikrai lengvas. Į šitą jau galite pasistengti atsakyti. Tik tai kelkite rankas, nešaukite iš vietos. Kas į Lietuvą atvežė krepšinį? Kiek nedaug rankų. Kur mano žaidėjai? Taip. Vienas šalia kito. Kiekvienas iš jūsų turėsite 3 metimus. Laimės tas, kuris daugiausia pataikys į krepšį. O Ignalina palaikom. Garsiau. Ir yra pirmas metimas buvo taiklus. Antrasis metimas. Pro šalį. Ir trečiasis metimas. Nuo lentos 2 pataikyti. Kągi, antrasis žaidėjas. Pirmasis metimas pro šalį. Palaikom plojimais, geriau seksis, palaikom. Deja, per maži buvo plojimai, per tyliai plojot, kaip saviškių nepalaikot. Garsiau nulems, ar bus superfinalas ar ne, ar atiduosit be kovos bilietą. Taip, turime laimėtoją, kviečiame į centrą, pasveikinkime Ignaliną, pirmasis bilietas jums mieste atiteko. Ignas ir Jokūbas, sveikiname, bet jums tikrai nereikėtų nusiminti, todėl kad dabar visi keliaujame į sporto ir pramogų aikštyną ir ten mes pralošime dar vieną bilietą ir ten vyks pagrindinė miesto šventė. Tai kad sugame visi į sporto ir pramogų aikštyną. Pasitikite tautos žygį, varom už Lietuvą. Varom už Lietuvą. Ignalina varo už Lietuvą.
truputėlį per tyliai. Ignalina varo už. Juo labiau, kad kamuolį į aikštę atvaro Ignalinos rajono meras Bronis Ropė. Ar tik taip jūs pasitinkate merą? Bronis Ropė atvarė kamuolį į... Jungia mus visus vienyje, susiskaldymų ir taip gyvenime daug. Na, aš tikiuosi, kad Ignalina gražiai sutikus, rimtai sirgs, kad Lietuvos komanda pasiektų kuo geriausių rezultatų. Na, iš tiesų, Ignalina mus labai gražiai pasitiko. Ačiū jum. Pasiplokit patys savo, nes esate tikrai šaunuoliai. O mes turime ir norime padovanoti jums įrodymą, jog kamuolys iš tiesų atkeliavo į Ignaliną, kad Ignalina tapo tautos derinio vienu iš žaidėjų. Ir norime įteikti jums diplomą, kuris tikrai įrodo, jog kamuolys apsilankė Ignalinoje. Paplokime. Atsakymą iš vietos. Aš tada prieisiu ir pasakysite man atsakymą. Jeigu teisingas, pateksite į žaidimą. Iš viso man reikia 4 žaidėjų. Taigi dabar visi susikaupiam ir pasakykit man, tiksliau, pakelkit ranką, ką žinote, koks yra Valančiūno batų dydis. Ja, nereikiam. Nereikiam iš vietos, taip. Taip. Taip, Robertas Jeftokas, kviečiu į aikštės centrą. Labai gerai, dabar bus trečias klausimas, labai lengvas, todėl reikia labai greitai sureaguoti ir kelti ranką į viršų, kad žinot atsakymą. Koks yra Arvydo Sabonio ūgis? Aš labai norėčiau nors vienos merginos. Matau, viena mergina šakinėja. Koks Sabonio ūgis? Apie 2 metrai atrodo. Ir šitas truputį lengviau. Bandykit nuo žemės. Ir šitas dėja pro šalį. Vycka, truputėlį pasistengia. Ir šitas pro šalį. Vycka, paskutinis tavo metimas. Nuo žemės. Nepametam kamulio. Perleidžiam per iškeltas rankas, kad visi galėtų prie jo prisiliesti. Kur žmonės renkasi Europos vidury ir ten. Tavo balsas skamba dar gyviau. Už gyvenimą skamba garsiau. Rankas keliam į viršų, kad aš matyčiau kamuolį viršuje. Viename mieste mes matuojame, kaip garsiai jūs išmokote nacionalinę skanduotę. Štai čia yra aparatas, nežinau, ar jūs matote, aš keliu į viršų, kiek galiu, kuris pamatuos jūsų garsą. Bet visi kaip vieningas choras, kaip viena tauta, turite suskanduoti skanduotę. Tikslas, ryžtas ir galia, Lietuva mes už tave. Kągi, po ženklo 3-4 visi, kas esate šioje aikštelėje, skanduojate. Įkvėpim oro. 3-4.